su kamuoliu. 2 prieš 2 dabar žaidžia Akšai, kaip įspūdingai. Timo, 100% taiklumas. Oho! Kovoti kamuoliai yra Perlo sąskaitoje. Andersonas nusimeta į kraštą. Žauneriūnas 4 sekundės atakai. Ekstra perdavimas ir susirena. Rungtynės, kad toks pavojaus skambutis ir nemalonus nuskambėjo jam, o Josh 4 minutės iki pabaigos ketvirto kėlinio. Šokdinamas Mačijauskas ir Džošo. Įsiliejo į Vilkaviškio Perlo komandą žaidėjas, kuris fiksuoja beveik 2 dublį per rungtynes vidutiniškai ir dabar labai lengvai. Dar didesnės aukštumas. Rokas Stankevičius prie savęs pritraukia 2 varžovus ir Žauneriūnas sutrukdo ir vėliau ir Joshua Narsas. 2 blokas šioje situacijoje. Narsas po krepšiu ir dar Dominikas Domarkas galėjo perimti kamuolį. Žauneriūnas Joshua Narsui, šis veidų į krepšį prieš Dimšą, labai lengvai įveikti. Vagia kamuolį, galimybė bėgti prieki, vėl nėra pražangos. Ir Joshua Narsas 15 taškų deficito. Lieka jau tik tai 7 taškeliai. Narsas baudos aikštelėje žaidžia pats ir Pažarauskas arčiau krepšio per Kliučinyką, netaikliai atakuoja Pažarauskas. Modestas Žauneriūnas su Stankevičiumi ir šis iš toli, iš kokių 7,5 metrų turbūt metė. Žaidėjų profsąjungos lyderių, ar sąjungos, kaip ten vadinasi ta darbo sutartis su komanda. Labai perspektyvus vaikinas, o čia Rokas Stankevičius. Nepataiko jis, bet čia pat. Žukauskas turi gerą galimybę, nepataiko Mantvydas Žukauskas. Dar 4 sekundės lieka Perlo atakai ir štai tokį metimą atlieka Stankevičius, bet atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Stankevičius prieš Šimonį. Šimonis irgi fiziškai galingas žaidėjas, bet leidžia suktis į dešinę pusę ir dar. Stankevičius. 5 sekundės. Atakuoja mindamas liniją, nepataiko, bet Narsas ima kamuolį po varžovų krepšiu. Bėga jam į pagalbą Tautvydas Kliučinykas. Ir koks blokas. Labai egzotinės šalies. Irane ilgai rungtyniavo Antanas Udras. Na ir grįžo į Marijampolę. Priekaištavo, kad neturėjo būti Perlas paskelbtas čempionu, kad galbūt Perlas nėra vertas vietos. Iš karto yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo jis.
Vietoje jo Titas Pažarauskas pasirodo ant... Liučinykas. Prieš Joshua Narsą dabar, prieš kur kas aukštesnį, bet mažiau judrų oponentą ir vėlgi, ar pats... Ketvirtfinalio etapas prasidėjo vakar 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Netaiklus Šimonis. Nepavyko jam išmesti pirmojų bandymų. Rodo derinį Vilys. Gali būti, kada jis pats iki galo. Ne, ištampo varžovo gynybą ir per Joshua Narsą.